Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis Vygantas. Čia kaip tas Feniksas. Iš pelenų kyla pastoviai. Duobė buvus daug kartų, visko matęs. Nebuvo vilčių ir kodotas nežinau kiek kartų, ir babulkas visokias, ir buvo paskutinis kartas Virskas, virvė. Ar tiktų tada nebuvo vilties brūkšnelis Vygantas? Nu nežinau. Ne, suprantat, aš kaip sakyt, aš Jėzum tikėjau, vieną pusę tikėjo, kitą netikėjo. Bet aš toks visą laiką buvau, kaip sakyt, su Jėzum. Dievas pamatė, kad aš bandau, kažką noriu, bet reikia tikėti. Tikėti reikia, Jėzus vis tiek yra. Reikia tikėti, brūkšnelis Vygantas. Nu, galima taip. Koks jūsų vardas? Vygantas. Kiek jų metų? 42. Iš kur esat? Dabar iš Vilniaus. Gimiau Širvintų rajone, Bagaslaviškių kaime. Nu, negimiau, bet augau ten. Aha. Gimiau kitam kaime. Kaip atrodė jūsų vaikystė? Koks vaikas buvot? Kaip girdėjau iš kalbų, iš darželį, tai toks bandytas, ką žinau, bėgdavau iš darželio. Brolių seserų turėjot? Turiu 5 seseris ir brolis. Kaip atrodė santykiai su tėvais? Geri santykiai su tėvais. Su motinai dabar bendrauju visą laiką. Kuom tėvai užsiėmė, kai buvot vaikas? Ne, tai kolūkiai išyro tėvai be darbo, kaime gyvulius augino ten dar kažką. Mokyklą lankėt? Nu, aš kaip pasakyt, aš labai protarpiais atsimenu tą mokyklą. Aš būna, kad kartais darželį daugiau atsimenu negu tą mokyklą. O kodėl? O tai nežinau. Labai mažai, kad tokiam etapais, ką atsimenu, ką neatsimenu, labai mažai. Kada jūsų pirmas susitikimas su alkoholiu įvyko, kaip jį matėt, kada pirmą kartą paragavot? O, tai pirmą kartą turbūt, kaip sakau, kai pas kaimynę buvo ten gimtadienis. Ir mes ten kažkaip nukarosinom tą šnapsą vaikai. Ir... Kiek metų jums buvo? O ką žinau, gal 10 kokių. Gal 11. Nu, paskui buvo bloga ir ką, daugiau nebegėriau, kol prasidėjo ten statybos darbai visur. O šeimoje alkoholis buvo, matėt? Buvo, tėvas vartodavo. O mama? Mama jau vartodavo, bet mažai vartodavo. Ir minėjot, kad anksti pradėjot dirbti? Jo, kažkur 14 metų. Pagalbinis tokie parašymėjai darbai, grevimai visokie. Mokyklą baigėt, kiek klasių baigėt? 4. Labai daug metų sėdėjau tose mokyklose ir daug mokyklų perėjau. Paskui mane bandė motina į proftechninę Kėdainių rajoną įsiuntė. Ten specialybę baigti ir irgi metus pasimokinau ir... O kodėl taip dažnai reikdavo keistas mokyklas? Išvarydavo, elgesys, nenoras mokintis, gal taip. Nu, aš nebuvau, kad ten kaip dabar jaunimas, arba kaip buvo ir anksčiau. Tas jaunimas eina, langus daužo ten, tokias nesąmonės. Aš kažkaip bijodavau, toks aš baikštus. Nelyzdavau pat ten, kur nereikia kažkaip. Tai draugai eina, aš ne. Nu, ten būdavo mokyklai, muštynės tokias visokias. O ir profkito mokinausi, ir mama dažnai važiuodavo. Ten pas prokurorus buvo ir viešosius darbus dirbo jau jaunas. Kaip sakyt, už save pastovėti, aš esu kantrus toks, iškart nelendu į konfliktą. Bandau išvengti, bet aš man, kaip sakyt, ėda, tada aš jau neiškenčiu, tada nesivaldau, aš tada galiu ir užmušti, kaip sakant. Po profkės aš iškart į statybas prasidėjo. Kaip atrodė tada jūsų jaunystė alkoholis, kaip jisai? Ne, tai statybose, kai prasidėjo, ten vadinami seniai dabar, mano metoje buvo, bet mes, patsanai buvo seniai. Jie geria, kažkaip tu nepritampi, anksčiaugi buvo labai populiaru gerti, dabar jau griežtai su alkoholiu statybose. O taip anksčiau tai nebuvo tokie, kuris neišgertų. Jeigu kuris negeria, tas nepritampa. Ir prasidėjo, pabiški, būdavo anksčiau to pakvėlas nereikėdavo, prisigeri ir vėl. O paskui prasidėjo, kad jau iki pietų prisigeri ir namo parveža, išmeta, vėl priima, tokie buvo etapą. O kada pastebėjot, kad alkoholis jau yra tokia kaip jau nebe draugas, bet jau bėda? Negaliu aš pasakyti, kada bėda, kad man tos bėdos kaip ir nebuvo. Aš nejaučiau tos bėdos, nes geri, dirbi, šeimos nėra, vaikų nėra, tau gerai, išgeri. Kur nedirbi, aš nebuvo, kad kažkur tai firmose dirbčiau paskui po tos įmonės. Per žmonės eidavau, tai ten tą namą kažkokį padaryti, ten dar kažką, tai ten tokie senų pažiūrų būdavo žmonės, pensininkai. Tai vienam pirtį padaryk, tai jie ten per pietus butelaitį, vakare vėl alaus kažkokie, pavalgyti yra, visko yra. Paskui čia aukštadvaris prasidėjo, tai ten žmogus pats irgi veždavo į Kauną kodoti. Aš gal paskutiniu momentu pastebėjau, gal kokie 8 metai atgal. Aš kažkaip, kaip sakyti, aš išgerdavau, bet tai kokie 3 mėnesiai, 2 būdavo tas sustojimas. Sustodavau, aš tada, kaip sako, pasidarau toks darbaholikas. Aš tada dirbu, be išeiginių, be nieko. Pasidarau toks kaip narkomanas, toks susiglušinės, aš nesiorientuoju aplinkoje, tada jaučiu, kad man reikia išgerti, atsipalaiduoti. Tada aš pageriu savaitę 2, tada jau 3-2 mėnesiai vėl ramus. O po vaiko gimimo
Kiek jums buvo metų, kai vaikas gimė? Nu dabar kiek čia, 8 metai atgal. Po vaiko gimimo aš pastebėjau, kad labai pradėjau dažnai vartoti kiekvieną dieną. Kaip atrodė jūsų tuometinė gyvenimo situacija? Tie 8 metai gimsta vaikas, tai turbūt yra draugė ar žmona, kur gyvenot tuo metu? Mes gyvenom tuo metu Kirtimuose, Kirtimų gatvėje, kur bazės yra visas. Ne čia, kur čigonai, bet yra Kirtimų gatvė. Gimė vaikas ir aš tada iki to laiko negėriau 1,5 metų. Aš buvau užsikodavęs 1,5 metų, aš išlaikiau, galbūt ir daugiau išlaikęs, nežinau. Tada užgėriau gerai, tada jau tų pertraukų nebuvo, tada ir jau vežiodavo šefas pat ir pampersus, kad pinigų neduot, kad negerčiau. Bet... Kiek laiko truko tas etapas po vaiko gimimo gėrimas? Nu, skis beveik pastoviai buvo. Sustodavau kažkiek laiko ir vėl tas pats, ir tokias daugiadienis. O sugyventinė liko su jumis per tą visą laiką? Jinai pabėgdavo visą laiką į kaimą pas tėvus. Susirenka viską, paprašo brolių ir išveža. Ir jo, ir visą laiką būdavo aš apstoju biškį kokį mėnesį, jinai vėl tikisi, kad viskas gerai, gal taip daug kartų tai buvo. Kaip atrodo atkritimas? Kai atrodo negeri ir vat kas tada darosi galvoj, kad imi ir išgeri? Nu kas darosi, sakau, aš kaip negeriu, aš labai pasinykstu į darbus. Aš dirbau tada be išeiginių, man, turi būti veikla kažkokia. Ta pervargimas ar? Jo, tada toks pasidarai, nesiorientuoji aplinkoje, tada toks, pasidarai toks, nežinau, kaip guminis, aš nežinau, kaip paaiškinti. Tada jau tik, kad reikia išgerti, pailsėti, tada išgeri, pradedi gerti ir ryte prabūdi pachmielas, vėl pachmielas, kolas vėl visur. Paskui vėl ir būna tokių atkričių, kad visiškai dobė, visiškai. Jau čiut ne gatvėje atsirandi, išvaro iš nuomos, iš visur. Bet aš labai greitai pradedu tada dirbti, kažkaip pasiskolinu pinigų iš kokią darbdavio. Ir aš kokį mėnesį, 2, aš vėl 3, aš vėl ant kojų gerai atsistoju, vėl viskas gerai ir aš vėl, vėl į tą dobę. Ir kad žmogus matytum, kad žinaigi, kad vėl užgersi, vėl atsidursi gatvėje. Bet vis tiek tas geri, jau ir gatvėje atsirandi, jau ir prašai pa žmonės kapeikų ant išgerimo. Kiek kartų teko gatvėje atsidurti? 3 kokius. Kaip atrodė tas gyvenimas? Nieko, bandai kažkur tai gauti, eini pa žmonės prašai, kad prisigerti, tada kai prisigeria viskas dzin. Bet kai įsičiūkini vėl, tada tos mintis kamoja, ką tu darai, ten vėl, ai čia. Greit vėl gauni, nuveini tą kioską flakuškių prisipirki ir vėl pabėgi, vėl eini, vėl galvoji, taip va. O paskutinį kartą viskas jau, sakau, sugyventinė taip buvo, kad išvažiavo, sako, viskas, pamiršk mane, aš tada įsikviečiau greitoje Naujininkose, nes man labai buvo blogai. Išvežė mane į Naują Vilnių, jau ten aš ne pirmą kartą buvęs. Dėl alkoholinių psichozių turbūt kažkokių? Jo, ten ir psichozės, ir aš jau dėl psichozės gulėjęs ne vieną kartą jau. O kiek kartų kas? Gal kokius 4-5. Kaip atrodo alkoholinė ta psichozė? O kaip dabar su jumis šneku, va taip va viskas realiai. Atrodo, va, kabo žmona ant liustros, plėši liustrą, sproksta viskas, pats lenda iš rozėčio. Ten kaip galėjau irgi vienas ateina, susibintavęs koją, kas yra, sako, vabalai lenda, jo didelį iš kojo, aš su peiliu jos. Ir visą tai atrodo Viskas, va kaip su jumis šneku. Sėdžiu kažkur tai kokių 20 km nuo Vilniaus, o man jausmas, kad aš prie pat kaimynas. Sakau, kas čia man nuveit, vietoj peškom. Kiek laiko ta psichozė trunka? Čia, kaip sakyt, aš iš karto bėgdavau, kad padaryti pachmielą. Kai padarai, tada atsigauni. O taip, ko daktarai kiek šnekėjau, tai, sako, būna kai kurie ir neatsigauna. Kažkaip jinai palaipsniui viskas dingsta. Ne tai, kad staigiai atšoksta, bet pradedi paskui ką aš čia darau, jau pradedi kažką suvokti. O tie apsilankymai nuo Vilniuje psichiatriniai ligoninėje kiek laiko trukdavo? Po 2 savaitės. Ten iščiūkina, pabūni, palaiko biškį ten toj prižiūrimui palatai. Viskas gerai, paleidžia. Ir viskas, Lazdynuose gulėjau irgi taip pat. O tai jau tą paskutinį kartą sakėt, įsikvietėt greitai, išvežė į Naują Vilnių? Jo, išvežė kaip paskutinis, dar ne paskutinis buvo kartas. Išvežė į Naują Vilnių, ką išvežė, sugyventinė pabėgo pas tėvus į kaimą. Aš dar iš ligoninės jau telefoną buvau pragėręs viską. Kažkaip atsiminiau jos numerį, paprašiau ten žmogaus kažkokią tai paskambinau jai. Jinai iš karto ragelį metą, antrą kartą gal atsiliepė. Aš pas tau negrįšiu, tu net negalvok, net nesvaik, sako, atsibodo man jau kiek kartų. Viskas. Man irgi dar kartą paskambino, vėl metą, nedoriu su tai bendrauti, viskas, alkoholikas, pijokas. Ir viskas, aš mane paleido. Man dar daugiau per smegenis, 10 metų pragyventa, viskas ir vaikas bendras. Mane paleido, aš vėl iškart pachmielą ieškoti. Ne pachmielą jau išgerti. Ir tai va, po balkonais, gal savaitę laiko. Ir vieną rytą aš atsikėliau, vėl nuvėjau ten prie Maksimos, susišaudžiau kapeikų Naujininkose. Nemažai man tada išėjo kažkaip prisišaudyti, aš nežinau, ir rūkyt nusipirkau, ir tų flakuškių gal 6. Ir einu, taip mintyse patraukiau vieną greitai, taip flakuškį, užsirūkiau ir einu, sako, po balkonu padaryti pachmielą.
paskui mintis šauna, jau mus pradėjo man čia viskas jau atsigaudinėti, pachmėlą padariau ir rankas turi, viską turi, tai mintyse. Ko to maža, ko tu negalėjai dirbti, kažką daryti, bet vėl mintis, nu negaliu sustoti, aš noriu gerti ir viskas. Nu valdo kažkoks tai, ar ten demonas, ar kas tave. Nu negaliu sustoti ir viskas. Turbūt sakau, va, prisigersiu, nuveisiu ten pakalnę. Ten krūmai tokie, sakau, paimsi virvę ir pasikabinsi. Nuvėjau po to balkono, atsisėdau, dar patraukiau, užsirūkiau ir toks trauka kažkokia mane vėl prie tos Maksimos, bet ne prie durų eiti, ale už Maksimos. Ir ko mane ten taip traukia, aš nežinau, visko turiu, bet eik, sako kažkas. Nu ir einu, tik einu čia link šitos Maksimos, pro tos kelius, babulytė tokia, eina sena, prie jos priejau, duok 2 eurus, nu duok, gal turit porą eurų, taip va, automatiškai. Jinai pradėjo šnekėti, sužinojau, kad tai 90 metų, tai babulytė. Jinai man pradėjo klausinėti vaikelį, kas čia tau nutiko, kaip ir ką, einam pas mane į namus, duosiu užvalgyti, viską, taip įsišnekėjom, nepažįstamas žmogus, iškart į namus pasikvietė. Mes pasikalbėjom dar pas ją namuose, sako, aš turiu žmogų pažįstamą, sako, kuris turi tą centrą, ten su bažnyčia viskas susiję, Biblijos kelias, nori atvažiuos tave paims, sako, aš paskambinsiu, atvažiuos paims. Galvoju mintyse taip, ką jau neturiu ką prarasti, galima pamėginti, kur neturiu vis tiek kur eiti. O tada gegužės mėnuo, šaltas buvo, pavasaris. Gerai, sako, skambykit, Atvažiavo jisai, mane pasiėmė į tą centrą, ten nusiprausiau, nusiskutau, viskas tvarkingai, viską aprengė. Ir tam centre būdamas man pastoviai tas, kaip sakyti, tokias nelomkės, bet aišku, įsičiūkinau, nes buvo bloga labai. O paskui, kai pastovi tas nerimas, aš vis paprašydavau jo vaistų, sako, pas mus jokių vaistų, nieks nieko, nebent ten skauda dantį kokį. Bet taip, sako, mes jokių raminančių neduodam nieko. Ir viskas, paskui aš vėl tai visas drebu, man bloga visą laiką pykina, kaip pachmelingas būčiau. Ir vieni ten reabilitantai sako, nuveik pas Geną, ten jisai direktorius tas Gena, Genadijus, sako, eik Sarmatinos. Ir nėjau, paskui kažkas iš tų reabilitantų pasakė jam, girdžiu, jis mane kviečia, iš 1. aukšte gyveno su žmona, Vygantai tik čia. Aš nuvėjau pas juos, kas tau darosi, jisai sako, tu negalvo, kas buvo anksčiau, eik į priekį. Sakau, aš ir dėl šeimos, sakau, biškį nerimauju, sakau, ilgiuosi. Tai sako, tu nieko negalvok, viskas automatiškai, eik su Dievu, negalvok iki priekį, sako, viskas automatiškai grįš. Jis davai pasimeldžiam, žmona ten visai, paskui ryte nuvažiavom į bažnyčią tą Biblijos kelią, ten pastorius prie irgi pakalbėjo, irgi tą patį, negalvok, į priekį, viskas su Dievu po biškį grįž. Ten pasimeldėm, viską, gal taip mėnesis toks laikotarpis, toks bažnyčias, aš atsigavau. Paskui vieną dieną, aš taip irgi kaip ir apstojau tą galvot, kas ten buvo, kaip bus, skambina mano sugyventinė, kaip jinai ten rado, gal internetu tą, sužinojo, kur aš esu. Sako, eik tau Natalija skambina. Jau gražiai šneka. Paskui aš bažnyčiai taip sėdžiu vieną kartą, ten vyksta ten chorai, dainuoja ten. Ir ten visi meldžiasi, aš taip mintyse, Dieve padėk, kad mano šeima, kada ateitų su manimi tą bažnyčią. Tai va, po 3 mėnesių taip ir gavosi, kad aš buvau su šeima toj bažnyčiai. Ir aš taip pajutau, kad aš išsilaisvinau nuo to viso, to drebėjimo, tos baimės, to nerimo. Kaip tada gyvenimas pasikeitė? Po bažnyčios labai daug kas pasikeitė. Aš tada, ten būdavo tas podarbinis, centre būdavo ta, kaip jis ten vadinasi, aš neatsimenu, dirbti reikėdavo nuo 9 iki 11. Ir jis ten kažkokį per pažįstamą, tas centro direktorius, Trakuose ten buvo objektas. Ir mes važiuodavom, jis davė mašiną mum. Vienas buvo žmogus, kuris mus prižiūrėdavo, kad mes nerūkytume, ten rūkyti griežtai, viskas išgerti. Ir mes dviese važiuodavom, mus tas vairuotojas nuveždavo. Ir mes kažkaip ten padirbam, gal porą mėnesių taip pavažinėjom. Sakom, pakalbam su to darbų vadovu, kad pakalbėtų su direktoriu, kad mes norim išeiti iš centro, duotų darbą. Tai pašnekėjom su to, jisai gerai, bet čia susipyksiu su to Gena, ten jie geri draugai, sako, taip. Kažkaip išėjo, kad mes išėjom. Gyventi neturim kur. Iš pradžių mums davė centras po 100 eurų. Įsinamavom Griaučiūno gatvėje ten. Viešbutį tą furistų 15 eurų parą. Prieš valgydami vakarinę pasimeldėm su draugu. Ir ką, sakom, važiuosim ryte į Senukus. Darbą turim, pirksim kur gyventi. Pinigų neturim pradžiai, kad tik 100 eurų turėjom, po 100 eurų. Pirksim palapinę, gyvensim prie ežero, ten kaip tik prie ežero, objektas prie Margio ežero. Ir kaip tik man skambina iš Juodšilių tokia moteris, aš ten irgi padėjau daug metų, irgi ten dirbau pas ją. Ir pradėjau su ja šnekėti, kad aš išėjau iš centro, kad neturiu kur gyventi, jinai būtus namuoja. Tai atvažiuokit, sako, su draugu pas mane, duosiu kur gyventi, man padėsit biškį, neimsiu aš nei pinigų, duosiu pavalgyti. Tai va. Ir taip po biškį paskui, ten būdamas pas ją, pradėjau su savo sugyventinė bendrauti, net paskui atvažiavo pas mane į viešbutį. Mes pradėjom galvoti, reikia įsinuomoti kažkur tai, radom žvėrynę. Ir vat. Dabar kiek laiko nebegeriat? Gegužį bus 2 metai.
Svarbiausia, reikia tų minčių neprileisti. Būna, kad jas užeina va pačios automatiškai. Tokies bangos, Kaip atrodo tas mintis? nu, kaip pasakyti, tokias vizijos, mintis, kad šiltas oras, geras ir kažkokia va, tokia vieta, kad, o, čia gerai būtų atsisėsti alaus kokią, kažką taip išgerti, būtų anksčiau sėdi gerą, gerį savo, nu, kai gerą, bet negalvok tokių nesąmonių, savo kitą mintim varai, nu, jau čia tūpėsi kažkoks tai velnės, kažkoks šetonas ir bando jau. O žinot, kodėl geriat? Aš nežinau, kodėl aš gėriau. Gal iš pradžių pradėjau gerti, kad aš norėjau pritapti prie tų senų, nu, kaip sakyti, prie tų kitų darbininkų. Yra klausimas visą laiką, kodėl vat vieniem tai išsivysto į priklausomybę, kitiem ne. Įsivysto visiems ta priklausomybė, jeigu pavartoja dažniau. Kaip kuriem greičiau, kaip kuriem lėčiau. Nes, kaip pasakyti, kiti va gali savaitgalį biškį išgėrė, kitą dieną pirmadienis jis jau į darbą. Ir vienam vyra tas vadinamas pachmielas. Kitas va prisigėrė, jis pusę dienos padrebėjo, pagėrė vandens, jis jau po pusę dienos jis viskas, jis jau gali dirbti. O čia pavartoju viskas. Tu aš dabar, jeigu prisigerčiau, man savaitę laiko aš valgyti negaliu. Man bloga labai žiauriai. Savaitę laiko aš visas drebu, aš nedarbingas žmogus. Ir turim vieną tokį bendrą pažįstamą, Nerijų, turėjom. Jo, Liaudianskas pavardė. Aš jį gerai. Pasakokit, iš kur jį pažįstat? O, aš susipažinau per savo, kaip čia pasakyti, gal švogerį, buvusį jau. Savo įsiskyrė per jauniausią sesers vyrą. Jis man čia Vilniui pasiūlė pas savo buvusį bendradarbį, nu, namas medinis yra rastinis įrengti. Nu ir taip su Tonieriu susipažinom, tai čia jau metų nemažai. Jo, jis mane išmokė tos ir flakuškės gerti. Nu, tos zubadiorą, kaip mes liautiškai sakom. Irgi jisai mane išmokė. Davai, paragausi. Nu, vieną kartą paragavau kažkaip, antrą kartą taip viso ir žiūriu, kad geriau negu alusas. Euras 50. Myrė jisai, nu, jam su kasa buvo. Jam senai ten sakė, kad jam kiaura ta kasa visa. Nu, jis būtų gal negeręs, būtų viskas gerai, būtų jis dar. Kiek aš girdėjau per pažįstamus, jis ligoninėje gulės, turbūt ligoninėje ir mirė. Nesakė, kas ten jam paskambino iš giminių, jis pasiutė ten jį kuo toliau ir padėjo ragelį. Tai jis turbūt daktarai pasakė, kad tau jau minutės suskaičiuotas. Kaip atrodys jūsų ateitis, kaip norit, kad atrodytų jūsų ateitis? Ai, neturiu aš nieko į priekį. Aš einu, va, kaip sakau, iš centro norėjom išeiti ir mes melsdavomės visą laiką, sakydavom. Ir mes turim minčių tipo va, į priekį, kad va, susirasim darbą, įsinamuosim ir Dieve, uždek mums žalią šviesą, parodyk, ką mums daryti. Nu, čia automatiškai pakalbėjom su tuo, automatiškai jis paskambino, duosim darbą, paskui va, uždek šviesą, kaip mums čia toliau gyventi, čia automatiškai, bet taip ėjo, jis paskambino pažįstamą, atsirado gyvenimo plotas, sugrįžo su gyventinė, balandžio mėnesį šiais metais, va, balandžio mėnesį pasipiršau ir apsiženiau birželio mėnesį. A į priekį, nu ką, aš tik pagalvoju vairuotojo pažymėjimą įsilaikyti, nu ir daugiau ką. Ačiū labai, kad sutikot pašalt su manim lauke. Nėra už ką. Ačiū. Nėra už ką.